Sveiki. Čia Citus Kaunas. 2015. Gruodžio 18. 2015 metai prasidėjo, daug naujokų į biurą atėjo. Gegužę rekordus mušėm, apyvarta didėjo, didžiulį Vilnius būrį mes apdėjom. Naują fotoaparatą gavom, į daugiau susitikimų varom. Per pertraukėlės nėjom į barą, nes biure turėjom futbolo stalą. Turim naują biuro vadovę, o buvęs prižiūri kaip kasą griovį. Klientai atsidėkoja įvairiausiais būdais, gėlėmis, saldainiais ir kitokiais būdais. O po gero darbo sena bobutė duoda pinigų krepšelį ir sako, ačiū tau vaikeli. Pardavėm objektų ne tik Kaune, bet ir rajone. Kas čia rajone? Citus rajone! Visus metus vienas kitam padėjom, ranką pridėjom. Pas notarę Laisvės alėją ėjom. Už puikų darbą klientai gerumus mena, o mes jiems sakom Citus dirbti gerą. Visus metus vienas kitam padėjom, ranką pridėjom. Pas notarę Laisvės alėją ėjom. Už puikų darbą klientai gerumus mena, o mes jiems sakom Citus dirbti gerą. Talentų turime mes galybę. Okei, grįžkime į realybę. Kinijoje sugrota buvo puikiai, šalies piliečiai buvo apstulbę. Bebaimiai laimėjo štuką eurų. Und ich bin Immobilien Guru. Merginos filmavos reklamos klipe. Hey boy, Litauen again. Antrą gimtadienį šventėm su trenksmu, dalyvavo daug linksmų veidų. Visus metus vienas kitam padėjom, ranką pridėjom. Pas notarę Laisvės alėją ėjom. Už puikų darbą klientai gerumus mena, o mes jiems sakom Citus dirbti gerą. Visus metus vienas kitam padėjom, ranką pridėjom. Pas notarę Laisvės alėją ėjom. Už puikų darbą klientai gerumus mena, o mes jiems sakom Citus dirbti gerą. Pas klientą važiavo namą aprodyt, dėja, Mazda jam pakišo koją, bet jam tai netrukdo, jis vargo nemato, troleibusą stabdo ir ieško kontaktų. Kaune BMW, nereikia bijoti, mes mokam jį vairuoti, stotelę apvažiuoti. Mes turim Citus auto ir jėdam nauju Kauno asfaltu. Visus metus vienas kitam padėjom, ranką pridėjom. Pas notarę Laisvės alėją ėjom. Už puikų darbą klientai gerumus mena, o mes jiems sakom Citus dirbti gerą. Visus metus vienas kitam padėjom, ranką pridėjom. Pas notarę Laisvės alėją ėjom. Už puikų darbą klientai gerumus mena, o mes jiems sakom Citus.